Myliu švarią Klaipėdą. Nu ir sugalvok tu man taip lapus čia grėbt. Ką jie trukdo? Ar ką? O paskui sąskaitas gaunam kosminės. Kasmet vienas klaipėdietis sukaupia apie 400 kg komunalinių atliekų. Apie pusę jų sudaro biologiškai skaidžios atliekos – lapai, žolė, šakos. Tinkamai sutvarkytos šios atliekos gali tapti energijos šaltiniu, biodujomis, kompostu, trąša, o netvarkomos auginti sąvartyno kalnus, pūsti mokesčius ir dar sparčiau didinti planetos šiltnamio efektą. Žaliosios atliekos kartu susimaišiusios su kitomis atliekomis pūdamos išskiria metano dujas. Todėl žaliasias atliekas privalome tvarkyti. Geriausias būdas – kompostuoti patiems. Savo valdose kompostuodami biologiškai skaidžias atliekas galite pagerinti dirvožemio kokybę ir derlių. Klaipėdiečiams jau išdalinta daugiau kaip 1500 individualių kompostinių. Kompostinę nemokamai galite gauti Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre. Neturintys galimybių kompostuoti žaliasias atliekas namuose taip pat privalo jas rūšiuoti. Sudėti į pageidautiną žalios spalvos plastikinius maišus ir palikti prie konteinerių. Susikaupus didesniam žaliųjų atliekų kiekiui, po želdinių genėjimo, kirtimo, lapų grėbimo, šienavimo, galima kreiptis į Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrą. Šioms atliekoms sudėti klaipėdiečiams bus pastatytas didelis laikino naudojimo konteineris. Konteineris bus pristatytas be papildomo mokesčio. Didesnį kiekį nupjauto žolės, šakų ar lapų Klaipėdos gyventojai savarankiškai gali pristatyti ir į Glaudėnų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, kur žaliosios atliekos virsta kompostu. Matote naudą? Iš Klaipėdos gyventojų čia žaliosios atliekos priimamos nemokamai.